Sveiki visi dar kartelį. Praėjo lygiai para po užraugimo. Bačkutę rodžiau šonu, kad netgi vizualiai matytųsi, kad jis šiek tiek pasiplėtė ir mūsų lygis nukrito netgi žemiau linijos. Tai vat, pilti daugiau šiek tiek galima ir netgi verta tam, kad paskui išpilčius į butelius mes turėtumėm lygiai 10 litrų puikaus alaus. Taigi praėjo para, žiūrime, ką turime. Ups, kažkodėl nenoriu fokusuoti. Štai turime apie 13,5, apie 13 PCE slėgį. Burbuliuoja, kaip matote, tiesiai iš centro. Ta problema kažkodėl neatsirado, kad burbuliuotų per kraštus, bet ją galima įspręsti paprasčiausiai laikinai užspaudus visiškai šitą vožtuvėlį. Palaikius, taip užspaudus palaikyti, kad sukiltų slėgis bačkutės viduje, kada jisai sukyla, automatiškai prispaudžia ir šį vožtuvėlį iš apačios ir visa problema įsisprendžia. Sekantį kartą, jeigu tai bus, tai būtinai parodysiu. Dabar ką? Šiaip iš tikrųjų tai fermentacija dar intensyvės ir tai dar nėra tas didysis tikrasis burbuliavimas. Iki. Sveiki visi. Na štai praėjo 5 dienos. Ir mes ką čia matome? Nematome jokių burbuliukų. Iš tikrųjų galbūt dar šiek tiek ir kyla, bet fermentacija jau yra pabaigta. Slėgis yra apie 12 kažkur. Ką dabar mums reikėtų daryti? Tai reikėtų talų išpilstyti. Arba kitas variantas, visą bačkutę dėti į šaldytuvą. Šiuo atveju aš darysiu paprasčiau, bent man taip yra patogiau. Reikia į kiekvieną butelį, litrų butelį įdėti po šaukštelį arbatinį cukraus, tam, kad sužadinti dar fermentaciją ir šios butelius palaikysime dar apie parą, 2 šiltai, tai yra kambario temperatūra, jau tik po to dėsim į šaldytuvą. Tam aš naudoju paprastą piltuvėlį, šaukštelį ir cukrų. Į 2 litrinį dėsim be abejo 2 šaukštelius cukraus. Tai va dabartinis darbas mums viską išpilstyti, beje prieš tai reikėtų šiek tiek paragauti alučio. Ar jisai skanus? Pažiūrėsim toj. Cink. Na štai, paragavom, turi nesijausti saldumą. Alus yra kartus ir manau, kad šį kartą išeis tikrai neblogas. Na ką, išpilstom viską. Žodžiu, išpilšius apie 7 litrus, slėgis nukrito iki 0 ir išpilstymas darosi kančia tam, kad palengvinti išpilstymą, nes praktiškai aluje, alaus bačkutėje gali susidaryti netgi vakuumas, reikia atsukti pagrindinį kamštį. Ir beje pamatysite, kur atsidūrė mano tarpinė netgi, nes dabar yra reikalų netgi nuimti. O mano papildoma tarpinė yra štai čia. Dabar yra reikalų išimti ir netgi ištraukim putų puodelį, kuris jau nėra labai švarus. Ir reikia tęsti pilstymą toliau. Paprašiau. Gale praktiškai visiškai aš padarau vieną butelį, tokį drumzliną, kurį dažniausiai ir pradedame gerti. Beje, vietoj cukraus galima dėti ir medų. Gerai, tęsiam pilstymą ir dar darbui palengvinti galime naudoti paprasčiausią dantų krapštuką, nes kaip matote, srovė iš tikrųjų nėra labai didelė, bet kuo ilgiau mes nejudinsim bačkos arba mašinos, tuo švaresnį ir skaidresnį alų supilsime į butelius. Dabar beje alus nėra skaidrus, jisai skaidrės tada, kada bus šaldytuve. O dabar belieka, tarkime, netgi išardyti alaus mašiną ir likučius supilti tiesiai į butelius, jeigu jau jums nebėga šitai. Na štai išpilstėm 9 litrus, beliko tas minėtas paskutinis, na ir atidarysiu bačkutę, kad pamatytumėt, kas čia per vaizdas joje yra. Vaizdelis toks, aišku, dugne liko tos gerosios tikrusios mielės.
Galima jas naudoti, valgyti sveikatai, tepti turbūt ant veido ir taip toliau. Aišku, jeigu bačkutės neišardyti, tai galima pilti antrą praktiškai mišinį, vandenį, nedėti iš mišinio pakelio mielių ir sėkmingai raukti antrą alaus partiją. Tai rezimuojant galiu pasakyti tiek, kad reikia pradžiai turėti 10 litrų taros, 10 šaukštelių cukraus, butelius prieš išpilstant išplauti ir supilščius palaikyti apie 1-2 dienas, beje juos pavartant tam, kad cukrus įsivaikščiotų, ištirptų gerai, na ir natūraliai susidarys angliarūgščiai. Pamatėte, kaip be angliarūgščiais galima pasigaminti neblogą alų, na ir jo, kaip sakant, jau galutinį rezultatą pamatysite kažkur po savaitės 2, kai alus pastovės šaldytuve, skaidrės ir įgaus tą skonį, kurį ir turėtų įgauti. Na, o čia paskutinis butelis, kuris yra čia. Iki. Na štai išpilčius alų dar aš atlieku 2 darbus. Tai yra savo lentelės papildymas, fermentacijos data, kaip matote, ir įrašau slėgis fermentacijos metu. Aišku, be abejo, kiekvienas iš jūsų galite pasidaryti panašią lentelę pagal savo, kaip sakant, norus, susikurti grafas tokias, kokias tik tai norite. Na, o sekantis darbas, žinote koks? Nežinot? Tuoj pamatysit. Tai štai, sekantis darbas yra išsiplauti visą alaus mašiną. Na, aišku, jis ko gero gal nėra vienas iš maloniausių, bet be jo, kaip sakant, nebus ir rezultato. O rezultatą, kaip minėjau, pamatysime po geros savaitės, kai alus bus išimtas iš šaldytuvo ir kai išgirsite tą tokį pšk. Sveiki visi. Na štai praėjo 5 dienos šaldytuve alučiui ir aš norėčiau jį išbandyti. Šiaip iš tikrųjų reikėtų šaldyti alų šiek tiek ilgiau, kokią savaitę, pusantros, tada jisai tikrai skaidrėja ir įgauna spalvą. Bet oi. Ėmam, žodžiu, butelį, statom čia ir bandysim užfiksuoti tą pš. Galbūt, nežinau, galbūt nieko mums skanaus ir gero nesigavo. Beje, minėjau, kad tai yra gintarinis alus, bet kiek turbūt pastebėjote, jisai yra ne šviesus, o gan tamsus. Nesu tamsaus alaus mėgėjas, bet, kaip sakant, savas darbas arčiau širdies. Todėl teks gerti tokį alų, beje, tikiuosi, kad jis išėjo visai neblogai. Gerai. Ups, neišeina vienam, reikės pagalbos. Man reikia, kad jūs išgirstumėt šį garsą. Gal nebus fontano. Dabar žiūrim, ką turim. Alus, kaip matote, nėra šviesus, nėra labai tamsus. Bet, kaip matote, gražu žiūrėti, kol kas. Tuoj bandysim ragauti. Į sveikatą. Per tokią putą sunku bus skonį pajausti. Palaukit, negaliu dar gerti. Geras. Tai va, išėjo geras virimas lygiai po 12 dienų nuo užraugimo, nes mes užraugėme kovo 14 dieną, šiandien yra 26 kovo ir alus geriamas, taigi skanaus.